atvažiuoja kaunietė Jūratė Paškevičiūtė Gudnikienė, aš dabar kaime gyvenu, tai išeinam uogauti ir prisimenam visokių vaizdelių, tai tas buvo ir va taip va šnekam miške, rėkaujam, abi nebeprigirdim, tai žodžiu atkūrinėjam, kaip ten kas buvo. Visko buvo ir visi viską prisimenam taip, kad neužsimirštų. Tai be galo gerai, kad šiandieną yra tokia diena, kad mes čia pakviesti ir gal mes šiandien kažką nutarsim, kad truputėlį suaktyvinti archyvų surinkimą, tų visų nuotraukų, prisiminimų, įvykių, bet mūsų Saulius Karklys, tai metraštininkas galima pavadinti, buvo rinktinės, kiek man kartu teko kartu su juo dirbti, tai žinau, kad turi prislėpęs archyvą, bet sukčiauja, sakau, Sauliau, kaip ten pas tave to archyvo reikalai. Aš viską padovanojau dukrai, dabar jos nuosavybė. Tai čia reikia mums čia jį prigriebti ir reikia apčystinti ten tą jo archyvą, nes ten turi būti gerų dalykų. Aš irgi prisižadu irgi mano vyro, kiek yra ten nuotraukų, tai tiesiog reikėtų kažkaip mums pasižiūrėti, nežinau, kas turėtų būti kokia komisija, specialistai, atrinkti tas nuotraukas. Yra daug nuotraukų ir pakol pelės ten kaiminės sugriaužė, nes kažkaip tai lenda prie tų nuotraukų, tos nužiūrėtos, nučiupinėtos ten kampučiai, tai labai mėgsta kampučius apgriauti. Skanu ten želatinai. Aukštai, va taip. Tai tiesiog lenkiuosi organizatoriams šito renginio tikrai ir aš irgi buvau prisipilnavus kitokių visokių darbų ir dalyvavimų, viską mečiau, nes neatlaikė širdelė, kaip sakoma, kaipgi nesugrįžti ir į tuos vandenis, kur tai buvo miela plaukėti kadaise. Ir žodžiu, noriu tik tai va šiandieną tai tokį keistą tokį nutikimą prie to pačio archyvo, kad reikėtų mums rinkti viską, ką mes turim, ar nuotraukos, ar kažkokie tai suvenyrai. Ir tiesiog pats muziejus spręs, ar tai reikalinga, ar tai vertinga. Ir reikėtų galbūt šiandieną irgi susitarti, kad ir tikslę datą mūsų ten kito tokio susitikimo prieš kokį nors va tokį oficialų renginį, kad mes jau kažką savo, ką turim atsivežtumėm. Nes, pavyzdžiui, man į rankas pakliuvo atsiuntė laišką, čia prieš kelis metus mano mokytoja iš 7-metės mokyklos, o jinai pati buvo čia prieš tuos didžiuosius trėmimus, tuo metu jos statusas buvo toks, ji buvo žmona Kauno miesto, kad iš Viršaitis ar burmistras tuo metu vadinosi, nežinau, bet jinai labai graži mergina buvo ir jinai buvo ką tik ištekėjusi, bet jinai, reiškia, kiekvieną dieną būdavo aerodrome. Ir išsikovojus tokią teisę buvo, kad kaip parašiutai va šitie salvatorių bus atvežti, kad galėtų iššokti pirmą kartą. Nu ir pasinaudojo truputėlį savo, kaip sakoma, padėtim, kad yra, bet jinai žaidė dvigubą žaidimą. Vyrui nesakė, kad šoka, o aerodrome šoko. Ir šoko su drauge ir jos nusileido čia kažkur prie kapinių. Bet tokie, kadangi bijojo vyro, ten taip nutarė, kad kurį laiką nuslėpti šitą faktą. Tas faktas buvo nuslėptas. Bet kada jau jinai buvo tokiam ligos patale, jinai nutarė parašyti man laišką ir aprašė visą šitą įvykį. Labai įdomus laiškas, apskritai aprašė, kokia buvo situacija ir politinė, ir viskas. Ir aš tą laišką turiu ir manau, kad tokiems dalykams irgi vieta muziejuje, nes yra, tarp kitko, reiškia, jos vardas, reiškia, Konstancija Mažolytė Dumčiuvienė. Kas nors turi atsiminti, kad buvo, reiškia, toks, reiškia, valdžioje Kauno Dumčius. O jos, reiškia, sūnus, nes ta šeima buvo ištremta į Archangelską su mažyčių vaikų ant rankų,
ir vyras iš ten negrįžo, jinai pabėgo, reiškia, vyras ten galvą padėjo Archangelske, o ji tą vaikelį pasiėmus pabėgo ir kaip tik jinai atbėgo čia į mano kraštus, į tokius pelkynus. Reiškia, aš esu gimusi ten Kupiškio, Rokiškio rajonų riba yra ir, reiškia, ten miško fondai visą laiką valdė tą teritoriją, kadangi ten miškapelkės, reiškia, užakė ežerai ir ten buvo partizanams gerai slėptis, atsimenu iš vaikystės. Bet ir į tuos kraštus jie atvažiavo savo mergautinį pavardę ir, žodžiu, tiesiog niekas nežinojo jos biografijos. Ir va, tas jos sūnus, reiškia, paskui baigė ten mūsų septynmetę tą mokyklą, Kupiškio vidurinę, ir dabar jis baigė kadenciją parlamentarą šiuo momentu. Garsus kardiochirurgas, kauniečiai turi jį pažinoti, Arimantas Dubučius. Arimantas. Taip. Tai va taip, reiškia, va, tos šeimos tokia istorija buvo, tai aš būtent į tą originalą laišką atgabensiu, surinksiu, o jau čia išsakau savo įsipareigojimus, surinksiu visas nuotraukas ir atgabensiu, tik mes va, dabar turėtumėm susitarti, žodžiu, kas mums vadovauja ir kur mes kada susirenkam ir kada sugabent. Toks mano pasiūlymas yra ir noriu pasisakytumėt, pritartumėt, nes tiesiog reikia naudotis progą, mes, kaip sakoma, parašiutininkai, nepaslaptis, aviacijoje, reiškia, paskutinis paršas, reiškia, žemiausių intelektų, kuriam kapo neužtenka. Taip sutikti gražiai pagerti ir mes turim tada iš savo pusės jau irgi pasistengti ir savo ten tos archyvėlius papurtyti. Ir gal vis tik aš tai siūlyčiau iš mūsų pusės, gal Saulius vis tik daugiausiai apie fotografiją išmano ir Onutė irgi dar ten visos tos pavardės aš vėliau truputėlį atėjau žino ir tos žmonės pažįsta. Mums tiesiog reikėtų kažkaip vienam pasidaryti metraštininku, kitam archyvininku foto ir paskui jau viską sunešti specialistams, kad jau ten galutinį atrankai. Bet jeigu mes šito šiandieną dabar nepadarysim, tai viskas nuplauks į užmarštį.